Nu va, laukia labai stiprus metinis išbandymas padaryti kažką įdomiau savo gyvenime, o ne tik, kaip sakant, turėti tam tikras mūsų nedėkingas, galbūt netgi klaidingas teoremas apie gyvenimą, koks jis turėtų būti ir kaip mes jame turėtume elgtis. Jeigu galvojant į priekį, tai atsigręžti atgal tampa labai sudėtinga. O galvojant atgalios, gali užmiršti, kad tikrai reikėjo judėti į priekį. Taigi, savotiškai mąstant ir savotiškai girdint, galima išjausti tam tikrus protarpinius, netikrus, o galbūt, kaip sakoma, suvaidintus įvykius. Nes pati vaidyba savotiškai niekada nėra uždaroma arba jinai niekada nebūna laisva. Jinai labai šokinėjantis, kaip ir tam tikras kliūtis, nuolydžius, pakilimus. Net žodžio negalima rasti, kai pradedame kalbėti iš tikrųjų, ką mes savo gyvenime darome ir dėl ko tai darome. Nes pats stengimasis duoda tam tikrų vaisių. Bet reikia viską daryti teisingai, kad gyvenime niekada nereiktų liūdėti dėl tam tikrų neišsipildžiusių arba neįvykusių mums atrodančių, kad tai turėtų būtent atsitikti mums dalykų. Pavyzdžiui, kaip pastovus džiaugsmas, kai nesibaigianti laimė, lyg pilna visur būtų meilės. Lyg apsimestinis mąstymas, kad galbūt tai yra. Ir tikėjimas, kad neklystame, kai galvojame apie tai, kad norime iš tikrųjų turėti viską gyvenime ir apčiuopiamą, ir neapčiuopiamą. Lyg neturėtume niekada problemų. Bet savotiškai gyvenant ir savotiškai mąstant, visada suprasime, kad, ėjimas į priekį tai nereiškia, kad kovojimas su visais, kurie tau stos prieš veidą. Tai ne tas pats, kas tiesiog eiti vienam pačiam ir niekada nesuvokti, kad ne viskas, kas aplinkui vyksta, esame tik tai mes. Lyg šnekėtume nesąmonės, darytume klaidas, savotiškai eitume per tam tikrus klystkelius ir galvotume, kad kažko tikrai galų gale išmoksime, bet visada atsiranda daug taškiukų, kad nereikėtų mum kentėti ir galų gale tikrai nusiminti dėl tam tikrų mūsų keistų įsivaizdavimų, kaip turėtų iš tikrųjų būti. Taigi, gyvename tik tai tiek, kiek sugebame. Taigi, kad ir ką norėjau pasakyti, tikiuosi, kad savotiškai mąstant
žinosite, kad tam tikras minčių kratinys turėtų atrodyti ganėtinai juokingai. O rimtai viską žiūrint, gyvenimas nuobodus. Taigi pasistengime nebūti tokie nuobodus. Ir tiesiog žiūrėkime laiką.